Tinklalaidę kuria Feminos Bonus edukacinis klubas Estetikos someljė. Kada mes sakom gražu, kai mes labai gerai jaučiamės. Bet kodėl aš pradėjau nuo jausmo? Jisai gal sunkiau apibūdinamas, bet mes nesakysim, kad žiauriai blogai jausimės ir sakysim, bet kaip gražu. Kadangi tradicija nebuvo nutraukta, pas mus buvo nutraukta ir nukirpta sovietmečiu, tai labiausiai vertinamas grindis, tai yra medinės lentos, kurios yra taip išmindžiotos kartų, kad yra suformavę takeliai namuose. Koks nors senas namas ir jame išmindžioti takeliai. Tavo prosenelė, prosenelis, močiutė, senelis. Ir šiandien vaikai tau vaikšto tais pačiais takeliais ir tu padedi kamuoliuką ir jis rieda to takelio. Čia yra, man tai širpuliukai visą laiką eina ir kaip tai yra nuostabu. Žmogui, jo gyvenimui daro labai didelį įtaką kasdienės erdvės. Tai yra, tai aišku, namai, kuriuose mes, ten 5% savo laiko nepraleidžiam. Tada yra mūsų kūrybinė erdvė, tai darbas, mokykla, darželis, priklausomai nuo tavo amžiaus, ne? Ir tada miestas. O miesto vieša erdvė yra gatvės. Čia yra 3 pagrindiniai dalykai, kas mūsų kiekvieną dieną veikia. Sveiki, prieš jūsų akis tinklalaidė Estetikos stalas ir šiandien prie Estetikos stalo kalbinu architektę Gilmą Teodorą Gilytę. Labas, Gilma. Malonu tave matyti. Ačiū. Aš tavęs kaip tik klausiau tokio klausimo, kadangi šitas interviu transliuojamas yra Madų žurnalo kanale, L kanale. Kodėl architektai visą laiką rengiasi juodai? Man įdomu ir šitą žiūrovam ištransliuoti mūsų tokį prieškadrinį pasikalbėjimą. Tikrai išnekėjom apie tai, iš tikrųjų net knyga yra Why Architects Wear Black. Nes čia absoliučiai universalus, man atrodo, bet mąstymas yra labai panašus pas architektus. Toksai, sakyčiau, kad kuo mažiau nereikalingų detalių. Tai tu ant savęs jau maksimaliai nori taupyti, būti tikras toks, koks esi, tiesiog maksimaliai taupyti ir laiką, danderinius ir taip toliau. O kita vertus darbe, tavęs, kad neblaškytų, nes kai tu derini spalvas, tekstūras ir visus kitus dalykus darbe, tu nenori kažkaip, kad tu ten veiktum. Taip. Tu nori būti visiškai neutralus ir tada jau matyti ir dirbti su spalvom, sakykime, jeigu yra spalvos arba tekstūros. Tai vat architektas, man atrodo, ir yra tas, vis tiek jis yra kūrėjas, bet jis yra už kadro, nes jisai kūrė. Tai vat tam kūrybai, pačiam nereikia būti kažkaip labai rėkiančių. Tai man atrodo čia apie tai. Nors kartais tų spalvų irgi gerai įsimaišyti, bet tas tokia uniforma vadinama, tai yra tokia juoda. Taip, esu pasibėjus. Siluetas. Grynas siluetas. Gerai, o dabar gal tada susilygiuokim tos terminus, kadangi pasikviečiau tave kalbėtis apie estetiką, architektūroje, miestuose, mes galėsim išplėsti tas temas ir kryptis. Kas tau yra estetika architektūroje? Estetika, tai aš čia iš karto išplėčiu šitą ribą. Plėsk, man pačiai estetika yra daug daugiau negu apie tik tai, ką mes įpratę vadinti estetika, tuo universaliuoju būdu. Tai kas gražu. Jo, tai kas gražu. Man visų pirma, tai yra jausmas, kaip aš ten jaučiuosi. Ir kaip ten jaučiasi aš, tai kadangi kaip architektė, tai jaučiu atsakomybę ir kaip kiti žmonės jaučiasi, kas nuo, pavyzdžiui, architekto priklauso. Tai man tai visiškai pradžiai numeris 1 tai yra apie tą būtent jausmą, apie atmosferą. Ir kai jau yra tas jausmas, man tada norisi jau žiūrėti, kas jį kūrė. Ir viskas, kai jeigu yra geras jausmas, tai vadinasi, jis turi būti kažkas, ta aplinka turi būti gera, jinai turi būti subalansuota, harmoninga, tikra, tai visi šitie dalykai kūrė tą jausmą. Ir tada atsiranda jau visi kiti dalykai. Kai jau yra tas sukurtas jausmas, tada žiūri, nežinau, ir visokius paviršius, ir spalvas, netgi garsą, aš vadinu, pavyzdžiui, tylos estetiką. Kiek mes turim netylos estetikos, kiek turim triukšmą. Ir netgi tas triukšmas, jisai irgi gali būti triukšminga estetika, kuri labai irgi taip išbalansuotai veikia. Bet tai man estetika labiausiai yra apie tai.
Ir nuo to visą laiką pradedu. Kaip tas žmogus jaučiasi. Ar jisai yra sujungtas su kitais žmonėm, ar jisai turi galimybę susijungti, kažkokius santykius užmegzti ir taip toliau. Ir tada visi tie kiti dalykai, ką mes jau normaliai vadiname estetika. Ten spalvas, paviršiai, tekstūras ir taip toliau. Taip. Aš prieš pokalbį pagalvojau, esu kalbinus jau gana nemažai architektų ir mes irgi esam kalbėję apie estetiką, gal taip nesam įvardyję, nes dažniau kalbam apie tai, kad sunku pamatuoti tą, kad vienam žmogui yra gražu, patinka, kitam nelabai, ten kažkokia architektūra arba interjeras. Ir sunku kategorizuoti, bet vis tik pabandžiau kažkaip savo galvoje įsivesti tokias dvi kryptis, kurias dažniausiai girdžiu. Tai vieni architektai, kuriuos man teko kalbinti, jie tą estetiką labiau suvokia ar ją išreiškia per nuostabos ar tokį wow efektą. Kuriu tokią estetiką, kad jinai išsiskirtų ar paliktų įspūdį. Nežinau, ar tu tą esi pastebėjus. Ir turbūt kita tokia dalis, kaip tik apie estetiką kalba kukliai, sako, kad estetika nėra svarbiausias dalykas, kad architektūra yra svarbiau patogumas, tas pats tavo mokytojas, Palekas, iš karto pagalvoju apie jį, jisai kalba, pirmiausia turi nespausti batai, o tada yra visi kiti dalykai. Ir ypatingai dar yra šis laikmetis, karų laikas, ar ne, tai, ką mes turime Ukrainoje, ką mes matome ir kitose šalise, kada kalba apie estetiką grožį atrodo tikrai labai lėkšta ir netgi neempatiška. Tai dabar dar ir girdžiu tokį diskursą. Tai kaip tu pareflektuotum mano tokius visiškai asmeninius pastebėjimus, kaip tu pati jauti tokias takoskyras? Tai labai gražiai išskirtos tokios dvi požiūrio taškai, visi aišku tai galimi, aš tai aišku esu antros mokyklos labiau atstovė ir tikrai už nuosaikumą ir už tikrumą. Nes man atrodo, kad žodis gražu tai yra absoliučiai natūralus dalykas. Mums gražu gėlė, gražu krūmas, graži diena, viskas čia yra vėlgi. Bet kada mes sakom gražu, kai mes labai gerai jaučiamės. Bet kodėl aš pradėjau nuo jausmo? Jisai gal sunkiau apibūdinamas, bet mes nesakysim, kad žiauriai blogai jausimės ir sakysim, bet kaip gražu. Čia lygiai tas pats, su tais batais. Tai žiauriai man kraujas bėga, bet labai gražu. Atrodo nesąmonė kažkokia tais. Tai čia ir yra, man atrodo, apie tą jausmą ir apie tą natūralumą ir apie tą tikrumą. Ir man labai patiko, kad tu sugretinai ir karo, šiaip realybę ir tikrovę, nes čia gal taip žiauriai skamba, bet geroji dalis blogio yra tai, kad mums primena, kas iš tikrųjų yra svarbu ir kas iš tikrųjų yra gražu. Nes man žodis gražu tai yra šiaip tai vos nedieviškas dalykas. Nes grožis, aš visiškai man nepriimtina ta pirma dalis, kai mes sakom wow, tai čia yra toksai labai šou atrodo. Labai laikina ir labai taip nepastovu. O tie tikrieji dalykai, tai gražus senas žmogus, gražus poelgis, gražus kažkoks tai santykis. Čia yra gražu. Ir tada mes galim šnekėti estetiką. Gražus irgi žodis, pavyzdžiui, vienuolyno estetika, kažkokia tais sketiška estetika arba ten skonio. Visą tai gali, čia žodynas jau mūsų turtinantis, ką mes tai įvilkam, bet šiaip jausmas, visų pirma, jausmas, tai yra aš esu savim, aš esu savo vietoje ir aš jaučiuosi gerai. Čia yra realiai ta būsena, kurią mes norim išlikti kuo daugiau. Ir mes tada jau visi, ir mūsų jau atsakomybė yra, kas kaip gali tą padėti sukurti. Ir ne tik savo, nes šitas jausmas nepriklauso tik nuo manęs. Jeigu aš šitą turiu, aš noriu, kad ir tu taip jaustumės. Nes mes abi, kai taip jaučiamės, jis yra iš tikrųjų tada tikras. Ir žinai, pati pasakiau tą frazę, kad sunku estetiką pamatuoti ar ją užčiuopti. Kita vertus, dabar yra tokia stiprėjanti neuromokslo sritis, neuroestetika. Daugybė mokslinių tyrimų, kurie tyrinėja tą estetikos poveikį žmogui ir kad jis yra biologinių lygmenių, jis veikia mūsų smegenis, matydami tai, kas yra darnu, tikra, kažkokias gamtos formas. Tai mūsų smegenys priima kaip atpildą, kaip dovaną savo, ar ne? Ir tas atpildo centras aktyvuojasi. Tai reiškia, kad iš esmės estetika yra nepavaldi laikui tokiu atveju, nes žmogiški poreikiai ir tai, ką mes priimame, kas yra tikra, darnu, harmoninga, tai nekinta taip staigiai, ar ne? Tai tarsi estetika yra mus
kaip tik vienijantis kažkoks dalykas gali būti, ar ne? Ką tu apie tai mąstai? Labai pritariu ir manau, kad tai ir yra tas tęstinumas, kuris šiaip yra užkoduotas. Kad mes vienas gamtoj keičia, sezonai, tenais gamta, visą dieną naktį ir taip toliau, bet ir žmonės, jeigu taip žiūrint, vienas kitą keičia, perneša kažką, ir taip toliau. Tai mes šitą kodą turim tiesiog. Ir jį pradėti suprasti, suvokti ir gerbti, man atrodo, irgi šiaip mūsų šių dienų privilegija, nes mes turim labai ilgą jau tą tasą, kur galim labai puoselėti ir padėti, aišku, pridėdami savo, kažką dar pagerindami, bet vis tik tais puoselėti jau tą, ką turim. Bet kaip tikrumą diskutavom, man atrodo, tas natūralumas ypatingai svarbus su tuo tikrumu, kas yra tas tikras jausmas, tikras žmogus, tikras materija, tikra medžiaga, ne? Tai prisiminiau, kažkada švedai tokia pasakoja apie grindis. Pas mus Lietuvoje vis dar yra, irgi apie estetiką šnekant, apie medį. Visą laiką yra, su kiekvienu praktiškai užsakovu turim tą diskusiją, ar tikrai tikras medis nenusidėvės, gal geriau biški plastiko, gal geriau laminato. Visą laiką. Aš 20 metų esu architektė ir iš tikrųjų biški mažėja, bet vis tiek visą laiką tą diskusiją turim. Tai, pavyzdžiui, Švedijoje, tai kadangi tradicija nebuvo nutraukta, pas mus buvo nutraukta ir nukirpta sovietmečiu, tai labiausiai vertinamas grindis, tai yra medinės lentos, kurios yra taip išmindžiotos kartų, kad yra suformavę takeliai namuose. Ir kai tu eini, koks nors senas namas ir jame išmindžioti takeliai, tavo prosenelė, prosenelis, močiutė, senelis, ir šiandien vaikai tau vaikšto tais pačiais takeliais ir tu padedi kamoliuką ir jis rieda to takeliu. Čia yra, man tai širpuliukai visą laiką eina ir kaip tai yra nuostabu ir tai vertinti dar nuostabiau ir tai pratęsti tą takelį, tokį mintį. Tai ir tada vėl prieš pastatomas tas laminatas plastikinis, kuris jokio takelio niekada gyvenime neturės, nes savaime yra visai kitokia medžiaga. Tai čia irgi, kaip mes suprantam tą grožį. Kas yra tas gražu? Ar gražu tas tobulai šaltas, lygus, nesenstantis, nekintantis paviršius? Ar kaip tik pilkėjantis nuo saulės, nuo šešėlių, nuo vaikščiojimo, nuo mindžiojimo, nuo gyvenimo. Taip. Ir nuo kitų mums brangių žmonių gyvenimo, žmogiškumo įspaudas daikte, ar ne, toj materijoje. Būtent. Aha, dar yra įdomi tema ir apie paties kūrėjo tą įspaudą. Žinau, kai kurie dizaineriai, visiškai neseniai bendravau su Marija Puipaitė, jinai labai tyrinėja tą kūniškumo temą daikte ir jinai net ir tokį darbą yra dariusi, kada bandė savęs palikti įspaudą, kėdėje. Ir kada ji išsitepė kūną aliejum, nusivalė servetėlį ir su ta servetėlė impregnavo kėdę. Man tai buvo taip toks, irgi tas žmogiškumo toks palikimas materijoje kažkokiam daikte, ar ne? Ir aišku, klausimas, kiek tas santykis tau yra svarbus, ar tu nori jį turėti, ar tavęs netrikdo tas toks intimumas, realiai tu savo ląsteles ten palieki toje kėdėje. Bet, žinai, dar Gilma, pakalbėkim konkrečiai apie kažkokius pavyzdžius. Tu sakai, estetika tau yra jausmas, tai gal galėtum tu įvardinti, kokie pastatai, kokios vietos tau yra estetiškos ir tą tokį gerą jausmą suteikiančios. Šiaip turiu pripažinti, kad žodį estetika aš gan retai naudoju. Pakankamai konkrečiose, nebent situacijose, aš išeina man žodis estetiškas. Dažniausiai visai kitais atrodo kažkaip terminais. Jo, aš neku, tai tu dabar klausiu, kas man estetiška, tai man reikia naujai susijungti neuronų. Taip. Žodžiu, tinklelius, kad kažkaip pasakyti. Nes aš tiesiog džiaugiuosi gerom labai erdvėm ir veikiančiam erdvėm, ten, kur erdvė kviečia ateiti žmogų. Erdvė savaime. Tai kadangi erdvė ir man pagrindinis, mano matymas, tai aš vis pirma džiaugiuosi erdvė. Ir paskui visais kitais dalykais. Tai, o ta erdvė neapčiuopama, yra, kaip tai, savo esu šiaip išsiskyrus per tą visą tą darbinį laiką,
kad man atrodo, kad žmogui tikrai jokio skirtumo ir jo gyvenimo įtakai tikrai nedaro kažkokie wow pastatai. Ten bam, 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 kažkas. Bet jo gyvenimui daro labai labai didelį įtaką kasdienės erdvės. Tai yra, kas yra mūsų kasdienės erdvės? Šiaip tai labai jų mažai yra. Tai yra, tai aišku, namai, kuriuose mes, ten 5% savo laiko nepraleidžiam. Tada yra mūsų kūrybinė erdvė. Tai darbas, mokykla, darželis, priklausomai nuo tavo amžiaus, ne? Ir tada miestas. Miestas. O miesto vieša erdvė yra gatvės. Viskas. Tai čia yra 3 pagrindiniai dalykai, kas mūsų kiekvieną dieną veikia. Ir dabar žiūrim jų kokybę. Ir tų erdvių kokybę. Ir ką mes ten randam. Nes kad labai gražus ten koncertų salė stovi kažkur toli ant kalno, nei manęs, nei tavęs, asmeniškai, neveikia. Bet kokia tu gatvė kiekvieną dieną eini, ar ta gatvė tave džiugina, ar įtraukia, ar tu eini ir sakai, ten geriesi kažkuo, ne? Ir tave įkrauna, tau duoda papildomai energijos, ne? Irgi paklauskim savęs, ar, pavyzdžiui, kūrybos erdvė, tai, pavyzdžiui, darbas, čia, aišku, priklausomai, ne, nuo kur tu dirbi, arba mokykla, pavyzdžiui, kokią tu įtaką daro, ar tave tu ateini ir tu nori žaisti, nori kolaboruoti, nori kartu kurti. Irgi tokie klausimai, ne, lygiai ties pas su darželiu ir su kitom ofiso erdvėm. Tai mane labiausiai džiugina ir, sakykime, estetiškai, jeigu tą žodį integruojant, kažkaip inspiruoja, tai būtent tokios erdvės, kasdieninės erdvės, kuriuose matau, kad žmonės yra sujungiami ir jie natūraliai tada yra kažkaip įkvepiami ir ta erdvė jiems padeda atsiskleisti. Tai jeigu taip pavyzdžiais šnekant, tai mane, aišku, mes čia prisidėję esam, bet labai 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 džiugina dabar krūmai gatvėse. Toksai, atrodytų super mažas dalykas ir toks milžiniškas poveikis, labai inspiruoja, kaip galima tą erdvę, nebūtinai planuoti, ten planus strateginius, urbanistinius daryti 50 metų su visokiais, jų irgi reikia, bet realiai, taip išskaičius iš erdvės, ko jinai nori, pavyzdžiui, daug krūmų palei atskirtą važiuojamą nuo pešių dar, kiek jinai duoda, tiesiog, kiek jinai duoda. Tai aš čia pastaruoju metu labai labai džiaugiuosi Vilniaus gatvėmis. Vilniaus erdvės, viešos erdvės, tas pas Paupys, tas pas Užupis, tie patys senieji, senamiesčiai, tie, kur yra gyvi ir pilni žmonių, tai man labai kažkaip irgi visą laiką labai inspiruoja ir įkvepia. Ten, kur yra gyvybė, turbūt taip, arba kaip tik atvirkščiai, ten, kur yra absoliuti tyla. Tylos erdvės irgi labai reikia ir pamurmėsiu biškelį, bet labai murmu, kai gamtoje yra muzika arba triukšmas. Tai man čia jau disbalansuoja ir čia yra ta tylos estetika, kur aš irgi vadinu kaip estetika, tylos estetika visiškai išbalansuoja. Tai tas pas Bernardinų parkas, ne? Kur tiek daug triukšmo yra, tai galvoju, kodėl tiek reikia jo. Tai irgi toks susimąstymas atrodo, kad mes negalim būti tyloj, nebemokam pabūti tyloj. Tai tas irgi, kažkaip dar, man atrodo, mes einam link to, nors šiaip tai mūsų miestai dabar labai gera kryptim, man atrodo, kad eina. Dažnai tenka girdėti tokius apmaudžius gal pastebėjimus, kad miestai panašėja, vienodėja, niveliuojasi. Ir kad net ir šitam podcast'e, vienas iš pašnekovų, tai pusė lūpų užsiminė, kad 10 metų gyveno ne Vilniuje, dabar atsikraus ir mato tą proveržį, pokytį, bet tarsi tas miestas kažkaip tarsi savo veidą praranda. Kaip tu reaguoji į tokius pastebėjimus? Ar tau irgi taip panašiai atrodo, ar tu visai kitaip matai? Norėčiau padiskutuoti su šito pašnekovu, nes tiesiog norėčiau tikrai išgirsti, kas taip atrodo, kaip tik po truputį Vilnius ir kiti miestai prisimena, kas jie yra. Čia kaip tik irgi buvo toks atvažiavęs Dejan Sudič, labai garsus architektūros kritikas ir dariuošiam, nes mudvi tokia ekskursija po visą Vilnių visą dieną, nuo ko čia pradėti. Nes pirmą kartą iš viso Baltijos šalyse, pirmą kartą mūsų regione, aš šiaip rašau labai daug knygų, Penguin leidžia, Guardian leidžia ir taip toliau. Ir pasirinkau, kad pradėsiu nuo bažnyčių. Nes Vilnius labai labai yra garsus bažnyčiam. Ir taip, ir nuvedžiu jį prie Ramintojos bažnyčios.
Ir jis nustovint graži bažnyčia, vien bokštų, graži, tikrai labai gražus renesansas, ne? Ir barokas. Sakau, tai gerai, dabar einam į vidų. Ir einam į vidų ir ten perdanga 270. Ir jisai nusižiojo, žinai, ir sakau, tai čia buvo bažnyčia jezuitų pastatyta geriausiais klestėjimo Vilniaus laikais. Dvasininkyje ir tas toks proveržis buvo labai toks turtingas, bet sovietmečiu jisai buvo sandėlis. Ir padaryti buvo 3 aukštai, per visas navas ir barokinius puošybą pravaryti lifto šachtas sandėliams, ne? Ir gelžbetoninę laiptinę mes galim patekti į šiandien, kur vyksta pamaldos Palubėse. Ir jisai, žinok, buvo apakęs, nes mes ėjom link tos Palubės ir tu eini tuo gelžbetoniu, ten tuo visų perdangas matai, metalinės duris matai, bet šalia yra 400 metų barokas. Ir čia yra tas pjūvis, kurio negalim pamiršti, nes Vilnius viską praėjęs ir Vilnius yra laimėtojas. Bet šitų randų mes negalim ištrinti, bet mes jas galim didžiuotis ir mes galim priminti, rodyti pavyzdį, ne? Šiandienos aktualijose tai ypatingai svarbu. Bet man atrodo, būtent tai nenuveliuot visko, kaip sovietmetis, viską niveliavo, viską vieną spalvą dažė, viską užmūrinėjo ir taip toliau. Bet kaip tik ryškinti tuos visus etapus. Tai man atrodo, miestai po truputį atranda šitą grožį ir atranda, pavyzdžiui, irgi labai ilgą laiką paveldė buvo laikoma seniausia dalis, labiausiai vertingiausia. Kad pati seniausia dalis yra vertingiausia. Ir jeigu tu prisikasi prie tos senosios dalies, tai visus kitus ištrini ir rodai tik tais tą. Ir labai džiaugiuosi, kad po truputį tai keičiasi, nes visą laiką ir kovojau su šituo, kad man atrodo, kad visas sluoksnynas yra vertingiausias. Ir tas seniausias, ir tas šiandien, tas visas spektras yra neįtikėtinai galingas dalykas. Ir tada tu matai, nes čia kaip ir ant veido, tu matai tą visą gylį, kas išgyventa, tos visus žmonės, tas visas idėjas, klaidas, pergalės. Jokio skirtumo, ne tos kulkas, viską, arba kokius nors nesąmonės, kad kažkas norėjo tik tais ten susireikšminti, kažką pasakyti, ne? Bet šitam reikia drąsos. Nes aš tikrai, kadangi dirbam su paveldu, kai senatorių pasažą darėm, tikrai labai turėjom daug diskusijų ir su paveldu, kad, sakau, kaip tu gotikinę plytą, gotikinę angą nori išlaikyti su silikatiniam plytom. Ne, reikia išvalyti, reikia rodyti gotikinę angą. Man atrodo, kad jeigu gotikinėje angoje yra silikatinės plytos, tai rodo, kas yra stipriau. Ir tada tu rodi tą brutalumą, nes tas blogas niekur neišnykęs. Mes jį nugalėjom, bet tik šiandien. Jisai vis dar labai veikia. Tai man atrodo, miestai šitą atranda savyje, atranda, kad pradeda kvestionuoti sovietmečių mums įbruktas visas tradicijas, tą 37,5 ant 37,5 betoninę trinkelę jau kvestionuoja ir nebūtinai tęsia, tą milžinišką plačią gatvę jau kvestionuoja ir nebūtinai tęsia, laisvo planavimą be pirmo aukštų, be gyvasties jau kvestionuoja ir visą tai, kur mus veda, tai savastą. Dar toli ir labai daug darbo mums su šituo, pavyzdžiui, Merkinė kokius pokyčius daro. Merkinė yra fantastiškas. Pavyzdys, Merkinėje buvo pasirašyta Magdeburgo teisė, duota Vilniui. Tai vadinasi, ten buvo visiškai valdovų tokia sustojimo stotelė, viena iš 3 miestų su pagrindinėm pilim, čia Žygis Buržinskas yra Merkinės muziejaus direktorius, galėtų daug papasakot, bet ten, ką jie daro, ten yra neįtikėtini dalykai ir viskas yra ištrinta. Ten buvo 7 bažnyčios, buvo vienuolynas ir buvo per vidurį didelė aikštė ir per vidurį rotušė su bokštu. Ir kai atėjo rusai, bet jau caro rusai, jie norėjo pritaikyti tą rotušę ir nepavyko jiems, tai jie ją nugriovė ir pastatė cerkvę. Sovietmečių ta cerkvė taip ir liko cerkvė, bet aišku, aikštė virto parkavimo aikštelė, aplink buvo tik žydai ir visur žydų žiauri daug krautuvėlių, visi aišku buvo tenais išnaikinti, visi pastatai atstumti ir dabar tokia iškliarusi erdvė su cerkvė. Bet kai tu įsivaizduoji, kad tenais buvo žydų ir visokių lietuvių intelektualų židinys, vandens uostas, pirmoji rotušė va tokia, kad buvo iš viso koks mąstymas, buvo 16 amžius, kad pirmas aukštas atkeltas, pirmas aukštas atiduotas komercijai, o tik tais 2., 3.
vyko visi miesto valdymo posėdžiai, ne, su intelektualiausiais žmonėm. Koks čia yra protingumas, kad tu, aišku, kad pirmą aukštą, tai tu gyvybę visą skatini, kad aikštėje būtų. Ir čia yra Merkinė. Mūsų visiškai mėla, aš tai labai kviečiu visus į Merkinę ir ten tikrai, nueikite į muziejų pas Žygį, neįtikėtinų dalykų padarys. Vaza, karalius Vaza, yra miręs Merkiniai. Ten yra pastatytos ir ta rotušė šalia pastatyta maketas, kad primintų mums, kas ten buvo, ir tos žydų krautuvės, kurios buvo. Ir buvo sovietmečių atstumtos visas, kad būtų tokia išklerusi erdvė. Tai Žygis su kolegom, ką padarė, jis atgamino duris ir pastatė tose vietose medinės duris, ten, kur buvo tie namai, sukrautam žydų. Ir ten, kai esi, ten pasimeta gal biški tarp tų visų mašinų, bet kai tu įsivaizduoji ir atkuri, kokia ten buvo vieta ir kokios šaknis iš mūsų yra išrautas, bet ne iki galo. Tai supranti, ką mes turim vertinti ir kas mūsų yra toliau. Tai čia aš grįžtu į tą testinumą. Ir čia yra estetika. Čia yra daugiau negu estetika. Čia yra, galima vadinti gal tą istorinių, net nežinau, čia tiesiog prigimtim, mūsų šakninė prigimtim. Ir tai ir gamina estetiką, gal taip, gal kuria estetiką. Ir dar vienas terminas, apie kurį tu dažnai kalbi ir kažkaip aš jo labai džiaugiuosi, kai apie jį išgirstu tave kalbant, tai yra tas šeimininkiškumas, kurį irgi sovietmečių bandyta ir sėkmingai ganėtinai ištrinti ir dabar mes po truputį bandom, nežinau, reanimuotis, kažkaip reabilituotis po to. Gal tu galėtum papasakot, kas tai yra tiem, kurie dar nėra girdėję ir kaip, ir ar tu jauti tuos kažkokius jau kibirkštis to šeimininkiškumo, pavyzdžiui, kad ir Vilniuje. Labai ačiū, kad tu girdi šitą žodį ir kad supranti šitą žodį. Šeimininkiškumas aš vadinu, kad šiaip mes kaip žmonės esame laisvi žmonės, laisvi savo prigimtim ir aišku, mes norim kurti kažkokį bendrą gėrį. Tai man atrodo, kad šitas buvo labai labai ištrintas sovietmečio ir vadinasi, nes sovietmečio buvo kitas šeimininkas. Ir tas pas mus labai yra užsilikę ir aš jau galiu šnekėti ir apie ten erdvinės formas, nes buvo turtinė visa nusavybė atimta, tai tu realiai nieko neturi. O ką reiškia tas mano? Tas mano yra tas, kas man artimo, mano yra tas, kas man savo, mano yra tas, kas aš rūpinuosi, ką aš myliu, ką aš darau, kad ten sektųsi ir taip toliau. Tai jeigu yra, tai mano šeima, tai mes suprantam, kad tai yra mano ir aš ją rūpinuosi, aš visai ten kaip padedu ją ir ten taip toliau. Ar mano miestas, aš lygiai tokį patį jaučiu jausmą. Ar mano kiemas, ar aš tokį patį jausmą jaučiu. Mano gatvė, ar aš tokį patį jausmą jaučiu, kad vėl primenu, kad noriu rūpintis, kad man sava, kad man rūpia, kad, kaip su šeima, ne? Ar su namais, ar aš tikrai noriu, ar aš labiau burnoju, murmu, kad kažkas ne taip ir taip toliau. Nes jeigu tik aš einu šitą linkmę, vadinasi, tu savo pasakai, tarsi aš čia ne šeimininkas. Kažkas kitas yra šeimininkas. Tai kodėl mes įsivaizduojam, kad mes turim šeimininkus? Mes kaip patys savo gyvenimo šeimininkai. Tai kai įsidedame šitą į save, kad čia mano kiemas, mano gatvė, mano mokykla, ne? Nes ir mokytojai turėtų tai, pavyzdžiui, skatinti, kad čia ir tavo mokykla, ne tik tais ūkvedės arba ūkvedžia, ne? Tavo gatvė, ne tik tais ten savivaldybės ir ten irgi kažkas senunaičio, ne? Mano darbo erdvė, ne tik tais ten, nežinau, HR, ne? Ir taip toliau. Tai kas tada gaunasi? Aš rūpinuosi, visą laiką rūpinuosi ir tada kas gaunasi, aš esu atsakingas irgi. Ir tai yra, tai yra atsakomybė, bet plus ir laisvė labai didelė. Tai man atrodo, jeigu apie kibirkštis, tai tikrai jų yra labai daug ir aš žiauriai džiaugiuosi, kai kas nors vazoną išsineša tenais į gatvę, nes gražiau. Taršerą langę palieka vakare, nes ne tik man gražu, kas viduje sėdi, bet ir gatvėje gražiau, ne? Pavyzdžiui, Stokholme.
Gražiausias miestas yra Stokholmas vakare žiemą, kai žiūri iš žvarbu, bet visuose languose yra taršeriukai uždegta. Ką tai reiškia? Jie ir savo jaukumą kūrė, bet ir gatvė. Ir va tas va duoklė tokia, nu, kai tu savim rūpinasi, bet ir miesto. Nu ir yra va toksai va graži labai tokia grandžių kažkoks nukūrimas. Tai va, tai tokių kaip ryšių tikrai labai ypatingai dabar daug matau. Ir tų nežinau, netitrauktų užuolaidų ir tokių vat atvirumą. Tai vadinasi, ir tokio, žinai, nu nežinau, aš jau čia banaliai sakau tą šiukšlę pakelti, bet, nu tai irgi yra tie visi maži dalykai, kur, nu tas tvarkingas, nu žmogus, nu vat kas čia, nu vat nu kaip ir virtuvės talbiršių pavalai biškė, ne? Tai lygiai tas pats, vat su tom vat kasdienybės erdvėm. Vėl vat grįžtų kasdienybės erdvę. Jeigu taip apibendrinant to šeiminiškumo, tai natūraliai visi, jis tikrai iš mūsų buvo trinamas labai labai ilgą laiką ir visaip mažinamas ir dabar tikrai labai atgaunamas, kaip čia puoselėjimas ir vieno kito pavyzdžiui ypatingai, nu taip užkuriamas. Taip, man atrodo visi ilgesi tam jaučia, tik tai nebūna įsivardyje ir kai pamato gražų pavyzdį, norisi jo sekti. Ir turbūt čia irgi galima ir apie tą jausmą aplinkoje, erdvėje ar pastate kalbėti, nes tada, kai tu jautiesi šeimininkiškas, tai visai ir kitas jausmas yra, nes tu visai kitaip judi toje erdvėje, kitaip ją matai, o nėra kažkokie tokie akidangčiai, kad tik tai yra tokia Mass dizaino grupė, jos įkūrėjas Michael Murphy labai gražiai pasakė, kad gyvenimas turi formuoti architektūrą tam, kad ji paskui teigiamai veiktų gyvenimą. Oi, tikrai taip. Labai atrodo paprasta, bet kartu labai esminga, ar ne, kad mes nuolat vienas kitą veikiam, ar ne, ir žmogus žmogų, bet ir erdvė veikia. Absoliučiai. Ir daugybė yra čia pavyzdžių, kaip ir tyrimų, tų pačių ir elgsenos ekonomikos ir įvairių sričių, ir tos pačios neuroestetikos, kaip pasikeičia žmogaus elgsena, kai pasikeičia erdvė. Ir pamenu tavo pavyzdį su, man atrodo, pelėdžiuko darželiu ir su matoma virtuve, kaip pasikeitė toje virtuvėje dirbančių moterų, turbūt daugiausiai moterų, elgsena, išvaizda netgi, ar ne, jos pasitempė, norėjo būti, nes jos jautėsi matomos. Čia irgi toks prigimtinis, fundamentalus žmogaus noras būti pamatytom, ar ne, susitikti su kito akimis ir ne tai, kad mes visi norim būti kaip tik nematomi, tarsi kartais ir tai gali girdėti, ar ne, kad man čia tas stiklas, tas open office'as, ar ne, kažkaip trikdo, bet iš ties yra truputį kitaip. Gal tu galėtum irgi dar tokių pavyzdžių pozityvų papasakoti, kaip erdvė pakitusi, kilstelėjusi savo kokybę, architektų dėka, interjero dizainerių dėka, pakeitė žmonių elgseną, jauseną ten. Tai aš galiu pratęsti tą patį pelėdžiuką su kitais pavyzdžiais, nes šiaip virėjos, tai ten tikrai žvaigždės yra, kur visiškai buvo mažiausiai man tikėtas. Aš norėjau, kad labiau vaikai bendrautų su virėjom, bet atsirado toks atvirkštinis, tai vaikams aišku, kad ten gerai, bet virėjos tapo visiškai klestinčiomis ten žvaigždėmis. Bet iš tikrųjų tas darželis yra labai geras pavyzdys, kaip aplinka formuoja žmogų ir dar pridėsiu bendruomenę, kas man irgi buvo, irgi ne visai gal laukti ir tikėta, kad žmogui tai tikrai taip, bet kad pagirių miestelį, kuris, tikrai baisus, aš taip atsiprašau, bet tiesiog baisus, ten yra zero estetikos, tiesiog baisus, visiškai sovietmečio statytas miestas, kur per 33 nepriklausomybės metus tik Maxima ir Norfa naujo pasidarė. Kas irgi yra, dėžės, ne, jokio skatinimo. Tai žmonėms, kur susitikti, tiesiog nėra, kur išeiti, kažkaip pabūti, nėra. Tai va, tai pelėdžiukas, tai kas nežino, yra sovietinio tipinio darželio transformacija ir mes nuo ko pradėjom. Estetika daug vėliau, aš visą laiką tą estetiką kaip rūbą, daug vėliau apie ją šneku, bet pradžiai suprogramuoji erdvę, suprogramuoji įpročius ir suprogramuoji kaip jausmą, koks ten bus. Iš viso, kaip tu veiki, nes sovietiniuose darželiuose ir mokyklose visiškai nėra bendrų erdvių. Taip patikslinsiu. Ne tai, kad nėra, bet taip yra, bet tai yra koridoriai, tamsus dažniausiai, be jokių langų,
maksimum metras pločio, ne, jeigu yra langas, tai jis 1,20 m aukščio vaiko, pavyzdžiui, akių lygis yra 80 cm, nu, tai jis šiaip sieną mato. Tai ką mes tokiuose erdvėse, nu, tai koks čia, čia nei susitikimas, nei kažkoks žaidimas įmanomas apskritai. Ir ką tai kūrė? Tai kūrė susvetimėjimą, tai kūrė nelaisvės jausmą, ne? Tai kūrė nesavarankiškumo jausmą. Vėlgi, kad kažkoks šeimininkas man turi parodyti kažką, bet ne aš pats. Nu, tai ką mes pakeitėm, čia numeris 1 buvo, tai bendrų erdvių sistema. Tai vadinasi, kad tu ateini į kiemelį ir tu susitinki visus, kas tenais yra, visus vaikus, auklėtus ir taip toliau, gali susitikti, turi galimybę susitikti. Bet lygiai taip pat ir tėvai tada susitinka su vieni kitais. Ir kas ten dabar darosi? Tai visų pirma, apie tos tėvus. Nu, tai aišku, kadangi jie jau turi galimybę susitikti ne tik grupės rūbinėje, vienos, bet viso darželio, ne, kiemelėje, kiemūkį, fainas, gražus, medinis, nu tai natūralu, nu tu susitinki, kažką šneki apie vaikus, apie dar kažką. Va, virėjas prikepusias sausainių pardavinėja, tai, nu iš karto kažkoks gimsta, nu ryšys, ne, tai vadinasi, tu nori ateiti. Dabar kokius aš gaunu atsiliepimus, kad vaikai tiesiog grįžta ir verkia, nes nori darželį. Irgi problema. Problema. Nu, tai va, kelias anksti, nes nori į darželį. Nu va, tai va čia toksai va, ne? Tėvai irgi naudoja darželį ne tik kaip darželį, gimtadieniams ir taip toliau, nes yra erdvė, kur visiems susirinkti ir faina tenais, ne? Yra medinės grindys ir taip toliau. Kaip giminės ten visi pasitinka. Ir visą laiką pasitinka ten, tai su kokiais nealkoholiniais mojito, nealkoholiniais pilnakoladom, tėvais limonadas ir taip toliau. Ir visą laiką vis kitoje vietoje. Nu ir kokie svečiai, jeigu ten atvažiuoja kokią ekskursiją darai, tai nu visą laiką vis kitoje vietoje. Nu ir aš juokiuosi, sakau, nu jūs visą laiką tokios buvo svetingos, nu vat mokytams ir auklėtams, tik tai jūs tiesiog neturėjot galimybių tai parodyti. Ir kas toliau vyksta? Tai jos tenais klesti visos mokytojos, auklėtės ir pasakė vaikams, nu čia toks pavyzdys, pasakė vaikams, kad nu vat ir to eina gaisrininkai patikrinti, nu darželį, nes medinis darželis, nu tai vat patikrinti darželį. Tai vaikai sako, tai reikiagi pasitikti. Ir jie jau pamatė pavyzdį, kaip mus pasitikinėja tas virėjas, mažiukus staliukus ir irgi daro mini nealkoholinius pinokoladus. Gaisrininkams. Ir čia yra tiesiog lead by example, bet tu matai, kaip veikia, jie tą patį daro. Ir tai nėra, kad viena grupė pasitinka, visi tai vienas kitą mato. Tai per atidarimą darželį irgi, manau, turbūt gražiausias atidarimas pastato buvo kaip tokia, nes vaikai ten buvo dvikalbis lietuvių lenkų darželis, dainavo dainą apie architektūrą, patys sukūrė. Kokie dideli ir platus yra langai ir kokios yra stiklinės duris iki lubų. Ir visą tai, nu, jie jau mato, naudojasi, tai vadinasi, nėra kažkokių tokių spraustų rėmų, ne? Nu, apie ką? Čia yra pakeisti žmonių gyvenimai. Ir aišku, tame paskui be abejo užsideda estetinis sluoksnis, tai mes jį darėme medinį, gražų, kad būtų galima liesti, čiupinėti, aukšti langai stiklinėje, ne, ir taip toliau. Baltos sienos, bet daug ir medžio labai. Ir visa tai, nu, kokį estetikos ir šiaip laisvas pojūtį kūrė su erdve. Tai ką mes šnekam? Ir tai yra vienintelis sovietinio darželio transformacija per visą nepriklausomybę. Visą kitą mes perdažinėjom tą patį, kas buvo sovietmečiu. Keičiam inžinieringą, keičiam langus, keičiam tokius pačius. Tai va būtent. Bet vertybiškai, man geriausia estetika iš tikrųjų, jeigu taip, nežinau, ar galima įvertinti, tai yra, jeigu yra teisingos vertybės. Nu, kas yra vertybė? Etika, taip. Čia yra kokios, ką tu, kokiam vertybėm tu komunikuoji, bet komunikuoji nebūtinai žodžiais, pavyzdžiui, ne? Būtent kaip tas auklėtės, jos pavyzdžiui komunikuoja, joms nereikia sakyti vaikai, susidėlioti vaikus, žinai, ir sakyti vaikai, reikia pasitikti svečią. Ne, jos pačios daro, tenais per tą langą, matosi, makaluosi, pasidažus visas, nes jos matomas. Pavyzdžiui, ir vėlgi jos yra laimingos. Tai vėlgi, kokį pavyzdį mes koduojam? Nu, laimę, ne džiaugsmą, kūrybą, nuolatinį tą puoselėjimą erdvės ir šeimininkiškumą. Vėlgi grįžtant, ne? Tai, nu, man atrodo, nu, tai yra
pagrindiniai dalykai, kas ir kūrė paskui tą ir estetinį jausmą, ir estetinį pasitenkinimą. Visai gera vieta pakalbėti ir apie Ukrainą, nes ten, aš suprantu, jeigu teisingai supratau, tu mane pataisys, jeigu klystu, jūs irgi dirbate su atstatymu būtent švietimo įstaigų, ar ne? Tai gal galėtum truputį papasakot, ką jūs ten veikėt, tu visai neseniai grįžai iš Ukrainos. Taip, tai va čia tas darželis Pelėdžiukas šiaip, yra jau mano, nežinau, su tuo Pelėdžiuko darželiu, tai aš 7 metus čia visas vyko darbas, kol jis įsigyvendino. Jau dar prieš biškį laiko, ten mes irgi su tom mokyklom darželiais dirbam, tai beveik realiai 10 metų, aš esu šitoj temai ir vis kvestionuoju, kodėl mes renovuojam, šildinam tas fasadus, bet nepadarom jų vertybiškai, tokių, kokių mums reikia, ne? Tai va, tai čia pirmą karo savaitę turbūt, čia prieš 2 metus jau, ne? Tai aišku, visi galvojam, taigi visi buvom sukrėsti ir, kaip tą baimę galima sumažinti? Įveiklint, būtent. Tai galvojam, ką aš galiu padaryti? Tai va, ir pagalvojau, žinai, kad jeigu mes surinktumėm kažkokią tokią, gerai, bazę tų standartinių mokyklų darželių, pavyzdžių transformuotų, kaip Pelėdžiuką mes transformavom, tai tokių visai centriniai rytų Europoje, nes vygi tas pats darželis visur štampuojamas. Ir nuneštų Ukrainai, tai jie, kai jūsų laimės, ir, žinai, tada labai greit galima bus atstatyti, nes, pavyzdžiai yra. Ir aš įsivaizdavau, žinau, kad, bus, 200-300 tokių pavyzdžių, nes nesidomėjau, žinai, galvoju, Pelėdžiukas pirmas Lietuva, bet, kitur tai tikraigi yra. Ir aš čia reikės didelę komandą daryti, tenais ieškoti, tai mes pradėjome ieškoti, radom 13. Bet apskritai ne tik mokyklų ir darželių, bet ir čia gyvenamųjų ir gatvių. Realiai mokyklų gal yra viena, tai yra Rumunijoje, ta sovietinė transformacija, čia kiek mes radom. O darželiai yra 3, tai va dar Vengrijoje ir mes ir dar Estai. Viskas. Tai vadinasi, visas šitas regionas vis dar gyvena sovietmečio erdvėj. O mesgi ką tik sakėm, aplinka formuoja žmogų. Taigi ten yra erdvinė propaganda, absoliuti. Tada mes susiradom ukrainiečių partnerius ir pradėjom kartu dirbti. Pasidarėm analizę, pasidarėm, kokios mokyklos yra labiausiai paplitusios. Tai tas viena mokykla atstovauja ten, 5000 mokyklų. Padarėme 5 projektus, jų statybos leidimus turim. Aš įtraukiau ir tokia labai faina estų architektė Siri Valne, ar ten top. Visiškai yra architektė Estijos ir vengrus Miss Van der Rohe irgi nominuotus ofisą, tokius Čabanagi. Ir su jais mes padarėm tas transformacijas Ukrainoje. Ir Ukraina įtraukė šitas transformacijas savo švietimo reformų. Man tai negirdėta. Aš nežinau, gal aš klystu, gal kažkas daugiau informacijos turi, bet šitą visą mūsų regione, centriniam ir rytų Europos regione, nėra, kad architektūra būtų įtraukta į švietimo sistemą kaip dalis. Ir Austėja pasikviečiu Landsbergienę, kad irgi iš to švietimo pusės kaip patvirtintų, kokią svorę yra erdvė. Tai mano galvoj, ir aš labai tikiuosi, kad per Ukrainą ir daug dievė jai kuo greičiau laimėti ir tas transformacijas pasidaryti, bet ir mes atsibūsim, kad ir mums to pačio reikia. Tai va čia ir vėlgi sakau tas paradoksas, kur tas blogas kartais primena tą užmirštą gėrį, bet pradžioje, aišku, reikia laimėti. Tai čia toks didelis dalykas labai, bet kita vertus, numatyti tos pasikeitusius gyvenimus ir suburtą bendruomenį yra, šiaip stebuklas visiškai. Mes tai turim daryti. Tada paklausti tavęs apie architekto darbo specifiką. Reikia suvaldyti labai daug tų dedamųjų, yra labai daug elementų, labai kompleksiškas darbas ir kartu labai išsitęsęs laike. Laikas pinigai, ar ne? To tokio spaudimo greičiau. Tai darykim jau, ar ne? Bet tu dar nesi tikra, dar svarstai, dar ieškai to atsakymo savo vidui, kad tu galėtum jau pereiti į konkretų darbą ir plus mūsų laikmenis apskritai toksai efektyvumų, viskas matuojama, ar ne? Šiaip architektas tai yra toks labai specifinis, labai specifinė pozicija, nes tu lygtais turi atsakymus, bet turi atsakymus ir kiti.
Tai, pavyzdžiui, net ir to darželio pelėdžiukas, ne? Sakykime, va, tą patį atvejį, arba senatorių pasažas, paskui galėsiu irgi apie jį papasakoti. Tai gerai, kad tave taip ir sako, tu architektas ir viską nuspręs. Niekada taip nebūna. Niekada taip nebūna. Tai yra ir užsakovas, šiuo atveju ten savivaldybė, ne, rajono savivaldybė. Tada yra, auklėtojai, darželio ir taip toliau. Tada atsiranda paskui visokie konstruktoriai ir taip toliau. Ten už tie rangovai, statybininkai. Realiai pradžia visą laiką yra ten tarp, šiaip tai dviejų žmonių užtenka pradžiai. Tai yra užsakovas ir architektas. Kartais užsakovas ir architektas gali būti tas pats asmuo. Bet, sakykime, tokių universalių atveju, tai iš tikrųjų du gali būti, toks maža. Bet einant procesui, tai iki 500 išauga. Ir tas choras, taip. Ir tas choras, taigi visi savo nuomonėm. Absoliučiai. Tai aš tiesiog tas procesas, jis visą laiką yra, visą laiką nuolatinis, diskusija, nuolatinis kažkaip bandymas, turėti gerą rezultatą, kad visiems tinkamas būtų. Tai čia žiauriai daug ir psichologijos, ir ten, ko tik tai ten, ir šokio, visko ten yra, nes, tas vizijos žimtai dažnai skiriasi. Ir kaip tą viziją padaryti vieningą, kad visi ją tikėtų. Ir kad jinai tikrai būtų gera, čia jau menas yra. Ir man atrodo, čia yra tas procesas, jis žiauriai sudėtingas, ir neįsivaizduoju, kaip jį palengvinti. Ir tas, aišku, dar plus laikas, dar plus biudžetai, dar plus visų kitų nuomonės, dar plus leidimų, dar visokie leidimai yra. Krūva dalykų, kas visą laiką, tą taršų. Tai tikrai nėra taip, kad architektas nupiešia ir kažkas pastato. Tarsi niekada taip nėra. Niekada taip nėra. Nes architektūra yra apie didelius pinigus irgi. Čia nepamirškim šitą, nes tai yra, tai milijonai visada. Tai už tavo to žodžio ir už tavo pasiūlymo, tai yra ne tik gražu, negražu, bet dar ir kaina to. Ir tu vis tiek turi, tai aišku, šnekėt apie tą, žinai, kaip tas gyvenimas pasikeis kažkieno ir kad jisai bus ilgalaikis ir ilgamžis, bet to pačiu, įtikinti visą laiką ir palaikyti tą tikėjimą ir, tokį tikrai tikėjimą ne tik iki įgyvendinimo netgi, bet ir po jo. Kad ir medžiai kokie, darželį pelėdžiukas. Ten yra išsaugoti ten medžiai, tai aš sakau, ten yra šitą medžiai visi yra su 9 gyvybėm. Nes, tu nori išlaikyti medžius. Tai suprojektuoja taip, kad išliktų medžiai. Čia pradžia, ne? Ir tada visi jas nori pjauti. Konstruktoriai nori pjauti, nes ten trukdo, nežinau, pamatams, tada ten, nežinau, rangovai nori pjauti, nes trukdo ten kokiam vamzdžiui, tada užsakovai nori pjauti, nes ten trukdo fasadui, tada fasadistai. Tai krūva visą laiką ir tu visą laiką eini ir prisiriši, aš tu vadinu visą laiką prisiriši prie medžio, ir sakai, kad, kodėl ne, ir bandai visą laiką, kartais nusileidi kažkokios kitas sprendimą. Tai čia tas šokis, tai jis yra, kaip minimum iki to, kaip minimum, nes visą laiką yra toksai, kad visi laimingi būtų. Nes dažniausiai viskas yra suplakta, visi mes žinom, kaip reikia, ir visi tada, turi tą nuolatinę tokią diskusiją. Tai čia toksai, darbas yra, nuolatinis laviravimas ir laike, kadangi tai būna 5 metai, 7 metai. 10 metų. Ir tai kiekvieną dieną vykstantis procesas, tai ir komanda keičiasi, ir viskas keičiasi, išlaikyti kryptą. Su senatoriais dar pasakosiu, nes pas mus atėjo užsakovas toks Nils Pressman, Danas, linkėjimai jam, ir buvo nusipirkęs Vilniaus vandenų kompleksą, rūmai, ir taip ir vadinosi Vilniaus vandenų kompleksas. Ir sako, biški pafaceliftinti, čia toks terminas yra, ir išnuomosim ofisams. Kosmetinį tokį padaryti remontą. Ir žinai, mes pasižiūrim, Vilniaus vandenys, bet čia vidury senamiesčio, čia nėra Vilniaus vandenys, mes tai istorinių tyrimų dar nebuvom dar nieko, bet akivaizdu, kad čia yra 400 metų kaip minimum istorijos, žinai, kurias mes absoliučiai neįsivaizduom ir nežinom. Ir pasiūlėm iš karto pirmą susitikimą, aišku, padarėm taip, kaip jisai įsivaizdavo, bet dar alternatyvų variantą, kad o jeigu mes padarom čia pasažą, nes ten buvo vidinis kiemas, kuriame buvo parkingas. O jeigu mes padarom čia pasažą, tai vadinasi, išgriaunam tokią dalį namo į Stiklių gatvę, padarom srautą ir visą pirmą aukštą padarom atvirą, nes buvo tik 2 durys, ar šiaip, kai mes atėjom. Ir padarom viešą erdvę Vilniui. Ir padarom ne ofisus, 2 aukšte padarom, bet viešą erdvę.
Nu, Nilsas sako, nu, let me think. Ir tą patį vakar sako, you're crazy, but let's do it. Ir tada mes, aišku, pradėjom tyrimus visus daryti ir ten labai daug paaiškėjo, kad ten buvo žydų krautuvės, Stiklių gatvė ir ten tas pirmas aukštas irgi mes 37 naujas langas atradom senas. Ir, nu, va čia vėlgi ta nuojauta, ne, kad ten 3 šeimas buvo, Vainos, viena iš seniausių Vilniaus giminių, statė tos rūmus, paskui Pociejai, statė arkadą, gražią ir oficiną ir tada jau Mestovskiai ten giminė nuomavo. Tiek žydams, tiek apartamentams, Radvilos nuomavosi ir Šlapilienės knygynas ten buvo. Kiek visko daug buvo, bet vėlgi sovietmetis ir tuometinė mada užtrinti viską geltonai nudažyti, kad vienas daiktas, tarsi vienas kažkoks laikmetis, vienas kažkas, žinai. Nu ir visą tai atkapstyti ir va tą sluoksniškumą, kaip tu sakai, žinai, parodyti, tai nu vėlgi, čia, žinai, nuostabu, kai yra va, toks sąjungininkas, užsakovas, ne, kai tu kartu va, gali tą tokį milžinišką, nu, tą ritulį ridenti, aš jau net neskaitau visų techninių dalykų, kad ten yra super sunkios statybos, super sunkus leidimai, aš jau net neskaitau viso šito. Nesvarbu, nu, kažkaip susirasti sąjungininkus ir tą nustumti. Ir aišku, komandą gerą turėti, be abejo. Labai kompleksiška. Vienu žodžiu pasakius, visą tai, kad tu pasakai, labai kompleksiška. Tai nu, tikrai. Visiškai, nu, jo. Bet norisi tikėti kažkuria prasme, kad, kaip tu sakai, va, daugiau tų kibirkščių atsiranda to šeimininkiškumo ir to noro nebūti abejingam toje erdvėje ar tam mieste, kuriam tu veiki, tai gal ir čia norisi tikėti, kad randasi daugiau sąmoningumo ir iš užsakovų, nežinau. Tikrai randasi. Kad nereikia, kad tas šokis truputėlį būtų mažiau mindant kojas vieni kitiems. Žiauriai auga ir išlavėjai, išsedukavę, ateina užsakovai ir klientai. Neįtikėtinai. Noris tą girdėti. Taip, bet... Nes labai mes visą laiką kritiką tik tai mėgstam girdėti. Bet tikrai noriu, žinau, pagirti ir noriu įdomu yra diskutuoti, mes vienas kitą vedam. Ir nėra čia, kad vat, kažkas žino kažką daugiau. Nu tai kažkas kažkur žino daugiau, kažkas mažiau, kažkur vietoje, ne? Ir tu visą laiką, nu tai šokį visi, o ne tu vienas jau tenai, žinai, jau čia pats pačiausias. Žinis. Tai vat, man atrodo irgi tas, vat, tokia visažinystė, tai šiaip tai niekur neveda, nes mes savo patirtimis dalindamėse norim visi girdėti, bet vat, tas vat, labiau noras girdėti, vat, tą šokį, žinai, padaro tokį vientisesnį ir tą tokį susikalibravimą. Tai va tikrai ypatingai va, klientai ir netgi ir šiaip komandiniu prasme, nu ypatingai dabar yra iškeliavę, žino va tą va vertybinę visą kartelę, kokybę, nu ypatingai. Tai va kokie geri, sakyčiau, 5 metai, nu man toks ypatingai yra up. Labai labai gera girdėti, nes dažnai girdim, žinai, kitus pavyzdžius, tokius probleminius, konfliktinius. Aišku, dar turbūt irgi kitas dalykas, ką sovietmečiu labai sėkmingai buvo norima ištrinti, tai yra tą turbūt veikimą kartu, grupėje, ar ne, bendradarbiaujant, bendrų kūryboje. Tas grupės genijus, tai toks dalykas neegzistavo, nes visi tarsi, žinai, savo bijodami dar pasakyti kažką, ar ne, dar tą baimę, pasidalinti mintim, idėjom, kažkokiam abejonėm, tai va čia turbūt irgi dar svarbus dalykas, kurį po truputį susigražinam ir pradedam juo tikėti ir matyti jo potencialą. Žinai, Gilma, visai pabaigai, kadangi mes sėdėm su tavimi prie estetikos stalo, kuris nėra tik tai metafora, bet ir yra konkretus daiktas toks monumentalus, sakai, tau Islandija labai primena. Ką tu ant jo galėtum padėti, taip jau metaforiškai kalbant, kaip kažkokį tau šiandienai estetikos atributą, kažkokį simbolį? Pirma, žinai, kokia mintis atėjo? Šviesą norėčiau padėti. Šviesą. Norėčiau padėti šviesą, bet labai konkrečią šviesą. Arba žvakę norėčiau padėti, arba lemputę, toršeriuką, bet tokią neakinančią šviesą. Ne baltą ir ne suvienodinčią, suniveliuojančią šviesą. O ta gyva šviesa, tai gali būti, sakau, ugnis, arba tai gali būti, ta tokia biškita. Švediškas toršeriukas. Taip, švediškas toršeriukas. Taip, ir jinai gali šviesti visą laiką, nes ir diena tokia šviesa, jinai kažkaip apkabina. Tai man šviesa yra labai svarbu. Ir tavo šviesa, pastebiu irgi viešose vietose, jos tokios labai trūksta. Nes jinai yra apie intimų,
tokį santykį, ne, apie intimę, tą erdvės pajautimą. Tai vat, ir tokio, nes visai kitaip tas taškiukas išviestas, visai kitaip jisai, tau rezonuoja. Tai vat aš padėčiau čia šviesą ir aišku, tada apibendrinant, ta šviesa, atrodo mažas taškiukas, bet ir šiaip palinkėčiau kurti šviesą visiems mums. Ačiū labai, Gilma. Labai gražus palinkėjimas. Tu ją jau kuri, labai gera tai stebėti. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau.